Iššūkiai, kurie kvepia adrenalinu ir vėl sudrebins vyrų teritoriją. Kokio rekordo sieks vieno pavojingiausio sporto atstovai? Ar gali žmogus lenktyniauti su lėktuvu? Kaip ugdomas vyriškumas olimpinėje kovų šventovėje? Kas motyvuoja alinančiame triatlono ištvermės maratone ir kaip baltų kimono kovotojai siekia svajonių titulo? Šį kartą laida Teritorija bus labai sportiška ir žinoma su adrenalino prieskoniu. Labas rytas! Pomėgių teritorija ir vėl prisipildė tuo, kas priverčia gyvenimą mylėti dar labiau. Kiekvieną kartą sutikti žmonės ir nustebina, ir iššaukia norą jais didžiuotis, o kartais mes jiems pavydime to beprotiško polėkio. Tad metas pasivaikščioti po jų teritorijas. Rubrikoje Adrenalino užtaisas pakviesime į ekstremalų teritoriją. Nardymas po urvuose esančius vandens telkinius yra vienas iš pačių pavojingiausių ekstremalaus sporto užsiėmimų pasaulyje. Urvotyros klubo Enigma nariai jau 4. kartą organizuoja kelionę į pasaulio dugnų bei Everestu po žeme tituluojama giliausia urva žemėje. Vakarų Kaukazo kalnuose esantis Kruberio Voronijos urvas tai šiuo metu giliausias žinomas urva žemėje. 2 km 191 metras. Kadangi šio urvo apatinė dalis apsemta vandens, naują pasaulio urvų gylio rekordą gali pasiekti tik labai gerus naro įgūdžius turintis žmogus. Šiemet į sifoną ketina leistis 3 narai – lietuvis, rusas ir ukrainietis. Pagal draugišką susitarimą lietuviui Vyčiui Vilkui, kaip profesionaliausiam ir daugiausiai patirties turinčiam techninio nardymo atstovui, teks pirmenybė. Todėl tikimės, kad jis pasieks didesnį nei 2 km 191 metro gylį, kalbėjo lietuvių komandos vadovas Aidas Gudaitis. Du garsus lenktynininkai pirmą kartą pasaulyje mirties kilpą atliko beveik vienu metu. Ralio lenktynininkas Tanner Post ir standridingo meistras motociklininkas Greg Tracy su bolidais vienas paskui kitą atliko mirties kilpą, kurios diametras 66 pėdos. Įspūdingą triuką amerikiečiai atliko Los Andžele X Game vasaros žaidynėse. Beje, jie pagerino kinui Li Jatao priklausantį pasaulio rekordą. Šį kartą ekstremalams tereikėjo įsibėgėti tik iki 52 mylių per valandą greičio. Ekstremalas iš Šveicarijos Yvas Rossi pasiekė dar vieną įspūdingą rekordą. Šį kartą vyras pasiskraidė su keleiviniu lėktuvu Breitling Douglas DC Free. Įspūdingas 52 metų lakūno išradėjo skrydis su 4 reaktyvinius variklius turinčių sparnų įvyko Šveicarijoje, netoli Liucernos. Yvas ore sugebėjo susilyginti su keleiviniu lėktuvu ir greta jo skristi 7 minutes. Iki tos dienos to dar niekam nebuvo pavykę padaryti. Vilkėdamas reaktyviniu aerokostiumu jis pavijo 200 km per valandą skrendantį lėktuvą. Prieš kelias minutes iki to jis su savo sparnu iššoko iš sraigtasparnio ir persekiojo lėktuvą, kuris buvo pakilęs į 400 metrų aukštį. Po 7 minučių skrydžio greta lėktuvo degalams baigiantis, šveicaras buvo priverstas leisti žemyn su parašiutu. Rubrikoje Olimpinės viltys aplankysime tarptautinės sporto stovyklos narius. Jaunieji imtynininkai vasarą leidžia liedami prakaitą, nes nenumaldomai artėja Europos jaunių imtynių čempionatas, vykstantis kaimyninėje Lenkijoje. Įvertinus pasiruošimą ir sportininkų nusiteikimą tapo aišku, kad realu iškelti tik pačius aukščiausius ir ambicingiausius tikslus. Greidinskrų tarptautinėme mokymų centre netoli Klaipėdos suvienyti bendro tikslo vasariškoje aplinkoje Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Norvegijos jaunieji imtynininkai kalbėjo viena kalba – imtynių. 2 savaitės juos ėjo pilnas atsidavimas vardan vieno tikslo – izoliuoti nuo kasdienybės, įprastos aplinkos, šeimos ir draugų. Šioje sporto stovykloje jų mintis buvo sutelktos tik į tai, kaip sustiprėti ne tik fiziškai, bet ir gauti emocinę pusiausvyrą bei pasitikėjimą savo jėgomis. Sporto stovykloje imtynių trenerių Sauliaus Liaugmino ir Artūro Ševelkovo parengta treniruočių sistema buvo paremta principu maksimum. Iki varžybų liko 3 savaitės. Ir paskutinės 2 savaitės mes krovėm sportininkus maksimaliais krūviais, kad jie spėtų atsistatyti iki varžybų. Tai nebuvo mūsų vienintelė stovykla, tai vadinkim yra vienas iš etapų. Mes dabar važiuosim pas baltarusius svečius. Į ten dar 2 savaitės
Šiek tiek mažesniais krūviais, bet lygiai tą pačią linkmę mes dirbsime. O prieš tai mes buvom Lenkijoje, prieš tai Ukrainoje, tai žodžiu, tai yra tik tai vienas iš etapų. Imtynių kilimo broliai savęs konkurentais nevadina. Tai, kad jaunių Europos čempionate iš bičiulių jie gali virsti varžovais, imtynių treneris Artūras Ševelkovas nesureikšmina. Kiekviename dalyke jis linkęs įžvelgti tik teigiamas puses. Mes vieni kitiems padedam, iš dalies konkurentais galim vadintis. Bet aš nelabai tikiu, kad jeigu Europos čempionate ten svoryje susitiks 30 žmonių ir mes būtent pasigausim savo sportininką, kolegą, su kuriuo treniruojamės. Visko gali būti, bet jeigu norint išlaikyti aukštą lygį, mes turim treniruoti su pačiais geriausiais. O čia treniruoja, čia patys geriausi. Ne tik tai Lietuvos sportininkai, bet ir užsieniečiai. Treneris iš Norvegijos džiaugiasi, kad tai, kas pasiruošimo etape yra svarbiausia, jo sportininkai tai gavo. Первый раз мы в Литву приехали с командой с национальной. Сбор был подготовка к чемпионату Европы, то есть мы приемы здесь не учили, основная была задача спарринг. Его получили мы здесь вполне, и Литва, и Белоруссия. То есть во всех весах, которых мы привезли ребят, у всех был хороший спарринг. Для меня, наверное, не новое, я по-русски говорю, впечатление, но для ребят была немножко все-таки разница культур. Для них это был большой опыт помимо борьбы. Что хочу сказать, хорошие тренера, хорошее место, отличный спарринг, старые друзья. Спасибо, хочу сказать, что не отказали нам. Imtynių treneris iš Baltarusijos akcentavo, kad tarptautiniai sporto projektai labai suvienija sportininkus. Все-таки способствует сближению ребят в плане дружбы. Они вместе в этом возрасте участвуют и в соревнованиях. Греко-римская борьба, это хоть он считается видом единоборства, не командная игра, но вот это вот совместные сборы, участие в этих сборах способствует сплочению, сближению народов, как бы это громко не звучало. Tarptautinio mokymo centro Gridens Group aplinka puikiai tinka tiek sporto, tiek atokvėpio minutėms. Ilgametė patirtis rodo, kad sporto stovyklų nauda yra realiai apčiuopiama jau rankose laikant ankstesniais metais iškovotus medalius. Rezultatas yra ir tikimės ir šiais metais mes grįšim tikrai su medaliu, nes sportininkai tikrai labai gerai pasiruošė ir jau kai kurie dabar pasiekė yra optimalią formą. Tikiuosi, kad po 3 savaičių tai bus pikas formos, kurioje galės pademonstruoti Europos čempionatą. Pasidžiaugsim, iškovojo medalį galbūt. Vienas iš jaunių rinktinės sportininkų Marius Nystautas pripažino, kad brolio pergalės puikus akstinas sekti užkrečiančių šeimos pavyzdžių. Ką davė tokia stovykla, kuo pačiam buvo naudinga? Aš manau patobulėjau ir treneriai pastebėjo, kad patobulėjau, nes prieš šitą stovyklą aš pats jaučiu, kad buvau silpnesnis. Dabar pats jau jaučiu, kad esu stipresnis ir galiu daugiau pasiekti. Norint laimėti, tai reikia labai tikėti savo jėgomis. Tai yra pats pirmas faktorius ar kažkoks kitas faktorius motyvuoja link pergalės labiausiai? Žinoma, jeigu tu pats savimi nepasitikės, tai kas kitas pasitikės. Ir jeigu pats savimi netikės, kad gali laimėti, tai tu ir niekada nelaimėsi. Žinoma, bet reikia ir kitokių faktorių, kad Europos čempionatą laimėti reikia jėgos, reikia ruoštis tam ilgus metus. Olimpinė sporto šaka neabejotinai yra prioritetinė, nes tik ji gali padovanoti aukščiausią sportinį trofėjų, kurio siekimas tampa stimulu kiekvienam, o iškovotas virsta atpildo euforija ir palaima. Imtynės vienas iš nedaugelio kovos menų stilių, galintis pakilėti į aukščiausią sportinę viršūnę.
Po reklamos matysite, kas motyvuoja alinančiame triatlono ištvermės maratone ir kaip baltų kimono kovotojai siekia svajonių titulų.